Jo, čia tas vienas iš 240. Iš 240. Jo. Tai va, o čia jų viršininkai. Čia viršininkai. Jo. Visai komanda. Komandyris. Glaudžiausias. Linksmiau visi iš karto, kol širdys dar neapkarto, dar neapkarto. Duokim gražus vietą, ryto spalvomis nulieta, spalvomis nulieta. Apgaulės, atviro melo bei smurto šmėkla klaidžioja po apleistus vaikų namus, nesidrovė užsukti į valstybės institucijas tokias kaip Seimas, vyriausybė, vaikų teisių apsaugos tarnyba, generalinė prokuratūra. Prieš 10 mėnesių šmėkla puolė silpniausią savo auką. Savo pūvančiais lavonais dvokiančiais nasrais ji išplėšė mažą vaiką iš gimtų namų. Mūsų deguonį, tiesą ir laisvę bandoma pakeisti šiuo dvoku. Bandoma galutinai susidoroti su visais iš eilės. Nesenai šventėme sunkiai iškovotos laisvės metinės. Vasario 16 ir kovo 11. Ko vertos laisvės šventės, jei laisvė šiandien tik butaforinė? Žmonės prikimšti melagingos žiniasklaidos, tarsi pigių smegenų narkotikų giliai miega, abejingumo ir baimės miegu. Mes čia susirinkę vis dar suvokiame, kas darosi mūsų tėvynei. Todėl kviečiu visus pažadinti savo draugus, giminės, pažįstamus ir įspėti apie virš mūsų galvų kybančią grėsmingais sparnais plazdenančią šmėklą. Nebūkime abejingi, netylėkime. Šiąnakt režisierė Neris Karpuškaitė Kelaitinė parašė kreipimąsi į visas žmogaus teisių gynimo tarnybas, į visus žmonės. Rasa, paskaitys šitą kreipimąsi ir kviestumėm pasirašyti visus. Visiems geros valios žmonėms. Mes žemiau pasirašiusieji kreipiamės į visas tarptautines žmogaus teisių gynimo asociacijas. SOS. Motyvas. Vakar 2013 kovo 15 dieną visos Lietuvos Respublikos žiniasklaidos priemonės, tarp jų ir nacionalinė televizija, išplatino informaciją apie valstybės saugomo asmens mažamečio vaiko motinos pagalbos šauksmą, o taip pat pareiškimą, jog netikėtai atsirado pagrindas nepasitikėti ją saugančiomis valstybės institucijomis. Dvigubai sunerimti skatina tai, kad drauge su pagalbos besišaukiančia motina yra mažametis vaikas, esantis pagrindinių rezonansinės baudžiamosios pedofilijos bylos liudytojų. Mes nepasitikime teisėsaugos institucijomis ir tuo pagrindu, kad jau metus mažametės biologinė motina, pasak visuomenės informavimo priemonių, nuolatos susilaukia grasinimų susidoroti. Teisėsaugos institucijos sudaro įspūdį, jog skiria savo jėgas tik informavimui apie grėsmes, o ne grasintojų asmenybės nustatymui. Remdamiesi aukščiau išvardintais faktais ir į pasaulio visuomenę nukreiptų pagalbos šauksmų, prašome tarptautinės žmogaus teisių gynimo asociacijas nelikti abejingoms susiformavusiai takoskyrai tarp pilietiškos visuomenės ir valstybės valdančiųjų, bei Lietuvos Respublikoje pradėtoms grubiai pažeidinėti žmogaus ir vaiko teisėms. Norėčiau pakalbėti apie sąsajas prieš karinės ir mūsų partizanų, ypač Ramanausko Vanago likimą, kada per žmonių tylėjimą, per jų pritarimą tylint buvo Lietuvos nepriklausomybė atimta ir taip pat žiauriai žudomi taikų žmonės. O ypatingai Ramanausko Vanago partizanų vado likimas jį visus metus kankino Lubiankoje. Tai visgi sąsaja su kankinimu Drąsiaus Kedžio,
kai jį buvo suėmę, ko gero 1,5 metų jisai buvo eksperimentų su jom daromi. Ir šiuolaikiniam priemonėm, kiek žinome, tai yra reikalingi tie eksperimentai dėl to, kad galima būtų visai paklapdyti žmonės. Argi nėra dabar sąsajų su Deimante? Jeigu mes labai gerai žinome, kaip šiuolaikinėmis priemonėmis galima paveikti smegenis ir plauti juos. Dar 70 metų dokumentika rodo, kaip su žmonėmis buvo daromi eksperimentai, kad pakeisti jų tapatybę. Dabar dėl Deimantės galimai yra aiškiai daromi eksperimentai. Ir šis vaikas, neužtenka, kad tėvas buvo 1,5 metų kankinamas, galimai yra kankinamas šiandien. Gali būti, kad Stankūnaitės sąžinė prabilo ir jinai šaukėsi pagalbos, nebiškenčia, kad vaikas yra visiškai baigiamas sunaikinti ir tapatybė pakeista. Ir vaiką reikia grąžinti į tą aplinką, kuris jautėsi saugus. Čia nežinau, jeigu dar mūsų reikalavimai nebus išgirsti, jeigu dar kaukėti tie baisuokliai, dar šliaužas aplink tą vaiką, manau, Lietuva čia jau nebe Europa. Čia nežinau, net ne bananinė valstybė. Šita valstybė bus įrašyta juodomis raidėmis į Europos istoriją.